Rusija praliejo kraują dėl užimtos pietryčių Ukrainos teritorijos. Daug karių ir mėnesių buvo paaukota, kad Vladimiro Putino nuomonė kariuomenė pasiruoštų 2026 metų vasaros puolimui. Vladimiras Putinas klydo. Ukraina viską pakeitė. Ukrainiečiai susigrąžino savo teritorijas, o Putino pietryčių frontas žlugo per mėnesį. Tai pergalė, kuri bus nagrinėjama šimtmetį. Mes išsiaiškinsime, kodėl Ukraina dabar pasirinko kontrpuolimą. Pirmiausia, pateikime pagrindinį skaičių. Per mėnesį Ukraina susigrąžino 400 kvadratinių kilometrų arba apie 154 kvadratinės mylias. Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis pranešė, kad nuo sausio Ukraina atgavo tiek teritorijos ir 8 gyvenvietės iš Rusijos. Sirskis šios teiginius paskelbė vasario 23 dieną, užsimindamas, kad gali būti ir daugiau išlaisvinimų. Visus laimėjimus pasiekė Ukrainos desantiniai daliniai, veikia kartu su gretimais daliniais. Tai iš esmės reiškia, kad Ukraina naudojo dronus Rusijos įsibrovėlių pajėgoms naikinti, o po to pėstininkų ir mechanizuoti daliniai išvalė likusius priešus. Tai galingas Ukrainos žingsnis. Ir tai svarbu tiek dėl vietos, kurioje tai įvyko, tiek dėl teritorijos, kurią Ukraina išlaisvino. Kijevo Independent skelbia, jog Ukrainos 2026 metų puolimas prieš Rusiją vyko Oleksandrivkos kryptimi. Nors šiame kaime Putino invazijos pradžioje gyveno mažiau nei 4000 žmonių ir jis gali atrodyti nereikšmingas, iš tikrųjų taip nėra. Oleksandrivka išsiskiria tuo, kad yra Donecko, Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių sankirtoje. Rusija didžiąją invazijos dalį puolė 3 sritis ir turėjo didelių planų pastarosiams 2026 metais. Bent jau turėjo. Ukraina, verždamasi gilyn link Oleksandrivkos, išlaisvina didelės teritorijas, kurias Rusija planavo naudoti puolimui į Zaporižios ir Dnipropetrovsko sritis šiais metais. Įdomu, kad šis kontrpuolimas vyksta po pernai rugsėjį įvykusio Ukrainos proveržio Donecko kryptimi. Per tą puolimą Ukraina daugiausia dėmesio skyrė Donecko sričiai, kurioje atgavo 160 kvadratinių kilometrų arba apie 61,7 kvadratinės mylės teritorijos. Ukraina įsitvirtino toje teritorijoje, paversdama Putino puolimą ties Pokrovsko miestu kruvinomis skerdynėmis, kainavusių Rusijai daugiau karių, nei būtų praradusi kitaip. Tai leidžia suprasti vieną iš priežasčių, kodėl matome, kaip Ukraina veržėsi pietryčių kryptimi, tačiau apie tai plačiau papasakosime netrukus. Kontrpuolimas atrodo nesustos artimiausiu metu. Pasak United 24 žiniasklaidos Sirskis pranešė, kad vyksta operacijos Oleksandrivkos kryptimi, rodančios Ukrainos pajėgų siekį susigrąžinti daugiau teritorijų, nes Rusija prarado prieigą prie Starlink. Sustojimas greičiausiai neįvyks, kol Rusija nesuras pakaitalo, o tai artimiausiu metu nenumatoma. Rusijos idėja gabenti 5G terminalus balionais geriausia, bet jie ore laikosi tik kelias dienas. Tai nepakeičia milžiniškos palydovų konsteliacijos, todėl Rusijai vis dar beveik neįmanoma užtikrinti komunikacijos visame fronte. Kai Putino pajėgos nesusikalba, Ukraina tuo naudojasi. Tai mes matome pietryčiuose ir Rusijai tai tik blogės. Mūsų planas nesikeičia. Efektyviai vykdyti užduotis, saugoti gynėjų gyvybės, stiprinti gynybą ir kurti galimybės visuose frontuose, sakė Sirskis Telegram įraše, pranešdamas apie didelę Ukrainos pažangą. Jis pridūrė: mes dirbame sistemingai ir koordinuotai, kad išlaisvintume Ukrainos žemę. Svarbiausia, kad Ukraina neskubėjo pradėti puolimo, kuris kainuotų daug karių vien dėl trupučio žemės. Viskas pietryčiuose kruopščiai apskaičiuota, kad Ukraina atgautų kuo daugiau teritorijos su minimaliais kariuomenės nuostoliais. Tai visiškai priešinga Rusijos požiūriui. Putinas neturi strategijos, tik siunčia patrankų mėsą į Ukrainos gynybos mėsmalę. Vien per 2026 metus Rusija neteko 65 000 žuvusių ar sužeistų karių, sakė NATO generalinis sekretorius Markas Ruteris Miuncheno saugumo konferencijoje. Jei Rusija tęstų, metų pabaigoje prarastų apie 390 000 karių. Tai optimistiška prognozė. Kai sakėme, kad Rusija dėl teritorijų, kurias Ukraina išlaisvino per mėnesį, praliejo kraują, tai ir turėjome omenyje. Rusijos pietrytinės linijos griūva dėl Ukrainos puolimo. Štai ką reiškia per mėnesį užimti 400 kvadratinių kilometrų. Vasario 17 dieną Newsweek pažymėjo, kad Ukrainos pastarųjų laimėjimų tempas leido atgauti daugiau teritorijų iš Rusijos nuo pietrytinio kontrpuolimo pradžios nei per ankstesnius 2,5 metų.
Šis teiginys pateiktas, kai Ukrainos laimėjimai siekė 201 kvadratinį kilometrą arba 77,6 kvadratinės mylias. Po savaitės laimėjimai padvigubėjo, todėl jau įspūdingas kontrpuolimas tapo istoriniu pasiekimu. Ukraina susigrąžino kelias svarbias gyvenvietes, kurias Rusija planavo panaudoti būsimiems puolimams. RBC Ukraina pažymi, kad Ukraina išlaisvino Nečaivką, Pišaną, Andrivką, Radižną, Ostopivską ir Novą Zaporižiją, esančias Oleksandrivkos kryptimi. Oleksandras Sirskis pabrėžė, kad Ukrainos sistemingas požiūris padėjo profesionaliai išvalyti šias gyvenvietes nuo Rusijos karių ir jas panaudoti puolimui bei vėliau gynybai nuo Rusijos pajėgų. Šios gyvenvietės nėra pilkojoje zonoje, kur vyksta nuolatiniai Ukrainos ir Rusijos mūšiai. RBC Ukraina teigia, kad Rusijos pajėgų nebuvo pastebėta prie gyvenviečių, kurias Ukraina išvalė per 2 savaites iki vasario 24-osios. Šios kontrpuolimo operacijos metu, kartu su tuo, kas dar gali įvykti ateityje, Ukraina taip pat pasiekė tikslų susijusių su tiekimo grandinių palaikymu. O tai leidžia išlaikyti tempą, užtikrinant nenutrūkstamą amunicijos tiekimą ir sužeistųjų evakuaciją iš mūšio lauko. Visa tai reiškia, kad Rusijos laimėjimai buvo panaikinti maždaug per mėnesį, o Ukraina dabar yra tokioje padėtyje, kad gali pasiruošti tam, ką jos manymu atneš ateitis. Tai grąžina prie klausimo, kodėl Ukraina dabar pradėjo kontrpuolimą pietryčiuose. Prieš pradėdamas paaiškinsiu, kodėl kuriame karinę laidą, kad parodytume tikruosius jėgų judėjimus mūšio lauke. Norėdami daugiau įžvalgų, prenumeruokite kanalą. Ukraina pradėjo kontrpuolimą, norėdama parodyti panieką Rusijai ir pažeminti Vladimirą Putiną, kuris tam nebuvo pasiruošęs. Nors Rusijos išprotėjusio prezidento pažeminimas naudingas Ukrainai, yra ir kitų priežasčių, kodėl Ukraina spaudžia pietryčiuose, įskaitant tai, ką bandė padaryti Vladimiras Putinas. Vladimiras Putinas pastaraisiais mėnesiais kūrė naratyvą. Kol tęsiasi taikos derybos, paskutinė Ženevoje buvo bevaisės, o Vladimiras Putinas Rusiją rodo kaip viską užkariaujančią jėgą, o Ukrainą kaip mažytę šalį, palūžtančią po Rusijos spaudimu. Visi stebėję kovas pastaruosius 4 metus žino, kad šis naratyvas nesąmonė. Kartais Ukraina turi priminti šį faktą, kai atrodo, kad Vladimiras Putinas sėkmingai manipuliuodamas įtikina JAV, save laikančias svarbiausiamis taikos derybų tarpininkėmis, jog Rusija arti pergalės. Šį naratyvą būtina sugriauti, o masyvus Ukrainos kontrpuolimas tam padeda. Wall Street Journal teigia, kad prasidėję 5-ieji Ukrainos karo metai rodo, jog Rusijos pergalė, kurią Vladimiras Putinas vadina neišvengiama, anaiptol tokia nėra. Ukraina paneigė Rusijos generolų teiginius apie didelius laimėjimus, iš esmės išvalydama Kupiansko miestą šiaurės rytuose nuo Rusijos pajėgų ir atsikovodama kelis kaimus pietrytinėje Zaporižijos srityje, rašo leidinys. Ir būtent tai yra esmė. Kol Vladimiras Putinas bando lašinti savo neoriginalų, netikrą medų į kolektyvinę JAV ausį, Ukraina pateikia tikrą, aukščiausios kokybės rezultatą. Kiekviena kvadratinė mylė, kurią išlaisvina Ukraina, yra signalas JAV, kad Ukraina dar toli gražu nėra pasitraukusi iš kovos. Jokia kariuomenė, kuri, kaip teigia Vladimiras Putinas, esą yra ant žlugimo ribos, negalėtų daryti to, ką dabar daro Ukraina. Kaip sako Setas Jonesas, strateginių ir tarptautinių studijų centro gynybos ir saugumo skyriaus vadovas, Vladimirui Putinui teliko bandymai įtikinti JAV, kad Rusija laimi. Jonesas sako, kad tai didžiausias proveržis kare, kurio jo kariuomenė negali laimėti, o Putinas bando manipuliuoti pasakojimu. Jis priduria, jog tikimasi JAV pagalbos. Tačiau pasakojimo žlugimas yra tik pradžia. Ukraina ruošiasi visiškai sunaikinti daugiau Putino pajėgų 2026 metais. Tačiau prieš tai svarbu aptarti pietryčių kontrpuolimą. Vienas iš dalykų, kuriuos Ukraina daro šiuo puolimu, yra tai, kad verčia Putiną ir jo karinius bendrininkus priimti sunkius sprendimus dėl to, ką daryti su rezervinėmis pajėgomis, kurias Rusija yra dislokavusi okupuotose Ukrainos teritorijose. Kapitonas Dmitro Filatovas, pirmojo atskirojo Ukrainos šturmo pulko vadas, pabrėžia, kad Ukraina dabar verčia Rusiją žaisti žaidimą, kurio Putinas nenori. Mes nesiorientuojame į kuo gilesnį prasiskverbimą, sako Filatovas apie pastaruosius Ukrainos laimėjimus, pabrėždamas, kad pagrindiniai skaičiai nėra tokie svarbus, kaip tai, ką šie laimėjimai leidžia Ukrainai daryti. Ukrainos tikslas – priversti priešą dislokuoti rezervus ten, kur mes norime, o ne pagal jo planą. Tai susijęs su iniciatyvos perėmimu, Putino pasakojimu ir netrukus aptarsime, kaip Ukraina naudos užimtą teritoriją. Ukraina perima kontrolę mūšio lauke, priversdama Rusiją siųsti karius į jau laikytas užtikrintomis teritorijas.
Dėl to neišvengiamai daugiau Rusijos karių žūsta, kai jie siunčiami į visai kitokias operacijas, nei buvo ruošti. Tai sukuria bendrą efektą – Rusijos rezervų išsekimą tuo metu, kai Putinui to mažiausiai reikia, ir Rusijos puolimų bei gynybos susilpnėjimą kitose vietose, kas suteikia dar daugiau galimybių Ukrainai. Putinui buvo pranešta apie artėjančius įvykius. Sausį pats Sirskis pranešė, kad 2026-aisiais Ukraina planuoja naujas puolamasias operacijas. UA-Wire pranešė, kad Ukrainos kariuomenės vadas teigė, vykdysime strateginę gynybinę operaciją. Suprantame, kad vien gynybą nelaimėsime. Mes vykdysime puolamasias operacijas ir kovosime, kad išlaikytume iniciatyvą, nes tai verčia priešą mesti didelės pajėgas, stabdyti mūsų veiksmus. Sirskis paaiškino Putinui situaciją dar prieš prasidedant puolimui, tačiau Rusija vis tiek nieko negalėjo padaryti. Ukraina iš anksto suplanuotą sisteminį požiūrį pasirinko naujiems laimėjimams, todėl galėjo atskleisti ketinimus, nes buvo įsitikinusi pergalę šiame ruože. Visi Sirskio žodžiai išsipildė. Ukrainos veiksmai verčia Rusiją naudoti daugiau rezervų ir tai veikia. Euronews vasario 20-ąją pranešė, kad Rusija svarsto nuolatinius ir priverstinius šaukimus į kariuomenę, faktiškai vykdydama slaptą mobilizaciją, kad daugiau rezervistų vyktų į Ukrainą. Savanorių mažėja, todėl Rusija siunčia nenorinčius kovoti Ukrainoje, kad užpildytų Ukrainos sukurtas spragas. Tai puiku iš Ukrainos pusės. Dabar jį kontroliuoja situaciją pietryčiuose. Ukrainai perėmus kontrolę, grįžtame prie to, apie ką užsiminėme viso vaizdo įrašo metu. Ukraina pradėjo puolimą, dėl to griūva Putino planai dėl Rusijos rezervų. Ukrainos puolimas vykdomas galvojant apie gynybą. Kodėl? Ukraina žino Rusijos vasaros planus. Dar vasario pradžioje Karo studijų institutas, ISW, pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė ruošiasi didelio masto puolimui vasarą, kuris bus sutelktas į Ukrainos pietinius ir rytinius regionus. Kitaip tariant, būtent tuose regionuose, kuriuose Ukraina šiuo metu daro pažangą. ISW teigimu, puolimas kėlė abejonių dar iki pranešimų apie Ukrainos laimėjimus, o Rusijai tikriausiai trūksta rezervų puolimo tikslams. Kurija, atrodo, yra bandymas judėti link Donecko miestų Kramatorsko ir Slovjansko, taip pat link Zaporižės miesto ir Oryčivo. Rusijai jau buvo sunku užimti teritorijas puolimui, dabar ji prarado dar daugiau. Ukraina nesėdės sudėjusi rankų, jau išlaisvino 400 kvadratinių kilometrų teritorijos Rusijos puolimo kryptimi. Papildomų gynybinių įtvirtinimų statyba netrukus bus Ukrainos darbotvarkėje ir tikėtina jau vyksta, o prasidės rimčiau pasibaigus dabartiniam puolimui. Andrijus Kromarovas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos karininkas, tą patį sakė UNN apie Ukrainos kontrpuolimą. Kromarovas teigia, kad Ukraina nepakankamai dėmesio skyrė Zaporižiai, nors Rusija ten sutelkė apie 150 000 rezervistų. Paaiškėjo, kad mūsų gynyba buvo silpna. Rusai atsivežė rezervus ir užėmė pozicijas, pasakoja pareigūnas UNN. Ukrainos puolimas susigrąžino dalį tų pozicijų ir tai yra žingsnis, kuris parodo Putinui, kad Ukraina nedarys tos pačios klaidos 2 kartus. Jei Rusija vasarą pulstų Ukrainos pietryčius, jai reikėtų prasiveržti pro didelės žūties zonas, kurias Ukraina dabar gali sukurti, nes atgavo daug teritorijų. Rusija niekada nesitikėjo tokio pasipriešinimo, su kokiu jai teks susidurti. Naujosios Ukrainos gynybos vasarą naikins į pietryčius siunčiamus karius. Norėdami suprasti kodėl, pažvelkime į vadinamasias Ukrainos karo žudymo zonas. Dažnai nusidriekiančios net iki 20 km arba kiek daugiau nei 12 mylių už fronto linijų, žudymo zonos yra teritorijos, kurias Ukraina pripildė tiek daug gynybinių priemonių, kad Rusijai tampa neišvengiama pralieti tūkstančių savo karių kraują už kiekvieną menką žingsnį į priekį. Ukraina šiose žudymo zonose išnaudoja reljefą savo naudai, aiškina United 24 Media. Spygliuota viela ištiesta visur ant žemės, dalis jos sudėta į didelius rytinius per visą frontą, kurie lėtina Rusijos karius ir verčia juos lėtai ją kirpti. Ant žemės išdėlioti ploni spygliuotos vielos tinklai, tikantys perpjauti nieko neįtariančių karių kojas ir juos sulėtinti. Jei Rusija siunčia mechanizuotus dalinius per žudymo zonas, juos lėtina drakono dantys ir prieštankinės tranšėjos. Prieštankinės minos yra visur. Jos laukia, kol nuplėš tanko vikšrus ir sunaikins šarvuočius jiems judant į priekį. Ir dar yra dronai. Jų tūkstančiai. Dronai valdomi tiek iš už žudymo zonų, tiek iš Ukrainos įrengtų tunelių. Vieni stebi,
kiti naikina. Žvalgybiniai dronai skenuoja mylias žudymo zonų, ieškodami Rusijos puolamųjų pajėgų. Kai jos randamos, dažnai įstrigusios spygliuotoje vijoje ir prieštankinėse užtvarose, į darbą paleidžiami smūginiai dronai. FPV dronai smarkiai naikina Rusijos pajėgas, sukeldami joms nepakeliamų nuostolių. O kad visam planui suteiktų dar daugiau genialumo, Ukraina pasitelkė sluoksniuotą gynybą, kad priverstų rusus judėti siaurais, lengvai numatomais maršrutais link taikinių. Galite nuspėti, kas nutinka, kai Ukraina suvaro Putino karius į savo sukurtus siauruosius ruožus. Dronai, raketos ir artilerija smogia, padarydami daugiau žalos. Daugiau tokių žudymo zonų sukūrimas pietryčiuose iš esmės ir yra pagrindinis didžiulio Ukrainos kontrpuolimo tikslas. Ukraina žino, kad artėja Rusijos puolimas ir ji pasirūpins, kad Rusija už kiekvieną užimtą žemės colį sumokėtų krauju. Tai yra puolimas skirtas paremti tokią gynybos formą, kuri pati savaime yra puolamoji. Ukraina atvirai kalba apie savo veiksmus, nes žino, kad Rusija negali nieko padaryti. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas sausio 20-ąją susitikime su žurnalistais teigė, kad Ukrainos strategija 2026 metams yra paprasta. Padaryti karo kainą Rusijai nepakeliamą ir taip jėga priversti sudaryti taiką. Fiodorovas teigė, kad Ukrainos strateginis tikslas šiemet – kas mėnesį pasiekti 50 000 patvirtintų žuvusiųjų tarp Rusijos karių. Žudymo zonos, kurias pradėsime matyti atsirandančias visoje teritorijoje, kurią ką tik išlaisvino Ukraina, vaidins didžiulį vaidmenį siekiant šio tikslo. Jei Rusija laikys karius ištekliais, Ukraina privers Putiną leisti kuo daugiau. Rusija buvo pergudrauta. Rusijos laukia skausminga vasara, kuri gali būti blogesnė Putinui ir jo pajėgoms, nei viskas, kas matyta kare. Rusija to neįvertino. Jos kariai jau apsupti ir naikinami kituose Ukrainos regionuose, o greitai tai patirs ir pietryčiuose. Milžiniški gyvosios jėgos, technikos ir pinigų nuostoliai patirti dėl Ukrainos žudymo zonos strategijos. Ir daugiau apie tai, kaip šios puikios taktikos veikia Rusija, galite sužinoti mūsų vaizdo įraše. Patiko vaizdo įrašas? Prenumeruokite The Military Show, kad gautumėte daugiau analizės apie įvykius Ukrainoje. Ačiū, kad žiūrėjote.